Sveiki, aš esu Aušrinė Dapkevičiūtė ir kartu su kolege Ieva Straukiene paskutinius pusę metų mes tyrinėjame vyresnio amžiaus žmonių užimtumo ir išlikimo darbo rinkoje iššūkius Lietuvoje. Projektą atlikome Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir mūsų galutinis rezultatas buvo pasiūlymas amžiui draugiškos darbo aplinkos kūrimui Lietuvoje. Pirmiausia, pradėjome nuo bendrosios situacijos analizės, kad suprastume kontekstą. Tai Lietuva yra antra Europos Sąjungoje pagal darbingo amžiaus žmonių mažėjimą. Šiuo rodikliu mes nusileidžiame tik tais Latvijai. Iki 2050 metų darbingo amžiaus žmonių sumažės 30%, o tai reiškia, kad pensijų, fiskalinė našta ir socialinių paslaugų bei sveikatos sistemų našta tik tais augs. Tai reiškia, kad konkurencija dėl darbuotojų didės, o trūkstamus žmonės teks kompensuoti technologijomis ir taip pat labai svarbu aukštesniu vyresnių žmonių dalyvavimu darbo rinkoje. O kokia situacija šiuo metu yra darbo rinkoje? Lietuvoje jau yra 38% Lietuvos dirbančiųjų, kurie yra vyresni negu 50 metų. Tai yra aukštesnis vidurkis negu Europos Sąjungoje. Tačiau 67% gyventojų, kuriem yra 50 metų ir daugiau, nori išeiti iš darbo rinkos kaip galima greičiau. Ir tai yra didžiausias skaičius tarp Baltijos ir Skandinavijos šalių, kuris yra sulyginamas su skaičiais, kurie yra panašus Viduržemio jūros valstybėse. O pagrindinė priežastis, kodėl žmonės nori pasilikti darbo rinkoje, yra finansinė. Taip pat matome kitą problemą, kad 50 plus asmenys yra didžiausia amžiaus grupės Lietuvoje, kurie yra bedarbiai ir taip pat jie ilgiausiai stringa ilgalaikio nedarbo spąstuose. Tad apžvelgusios šitą situaciją ir matydamos, kad vyresnio amžiaus žmonių išlikimas darbo rinkoje yra nepaprastai svarbus Lietuvos ateičiai, tačiau jie nenori likti darbo rinkoje ir tuo pačiu šiuo metu sudaro didžiausią bedarbių dalį, mes klausime, kodėl taip yra ir su kokiais iššūkiais jie susiduria. Tad pasitelkusios užsienio ir Lietuvos analizės ir pokalbių su ekspertais, mes išskyrėme 4 pagrindinės temas, 4 pagrindinius iššūkius, su kuriais mes matome, kad vyresnio amžiaus žmonės susiduria Lietuvos darbo rinkoje. Pirmasis yra sveikata. Po šią temą palenda ne tik įvairios ligos, tačiau ir priklausomybės, tarkim nuo nikotino ar alkoholio, taip pat ir ergonominės darbo vietos pritaikymas, darbo vietos sauga. Tai čionais matome, kad 48% žmonių įvardyja, kad jų darbo vieta yra nepatogi, o daugiau negu 40% žmonių, kuriem yra 50, sako, kad kuriem yra 50 arba daugiau, sako, kad jie turi ilgalaikių sveikatos sutrikimų arba lėtinių ligų. Tai gali lemti jų pasitraukimą iš darbo rinkos. Antroji tema – mokymasis ir kvalifikacija. Lietuvos statistika šiuo atveju taip pat nėra puikia. Mes turime ganėtinai žemą mokymosi visą gyvenimą rodiklį. Taip pat mūsų statistika, mūsų rodikliai matematinių, skaitmeninių ir teksto suvokimų gebėjimų yra žemesni negu kitų EBPO valstybių vidurkis. Taip pat 46% vyresnių darbuotojų vertina, kad jie moka gerai naudotis kompiuteriu, tai yra mažiau negu pusė. Trečioji tema, kurią nagrinėjame, yra amžizmas. Tai yra su amžiaus stereotipais ir amžiaus diskriminacija susijusi tema. Čia matome, kad 30% asmenų, kuriem yra 50-64 metai, yra patyrę ar teigia patyrę diskriminaciją dėl amžiaus darbo vietoje arba bandydami įsidarbinti. Ir šis skaičius kyla, jeigu žiūrime į vyresnius žmonės. Tarkim, rodiklis bus aukštesnis, jeigu žiūrėsime į imtį nuo 60.
Ketvirtoji tema yra šeimos rūpybos atsakomybės. Tai kaip tik šiuo metu gali tekti rūpinti savo susirgusiais artimaisiais, mylimaisiais, galbūt pasenusiais tėvais. Ir mes matome iš statistikos, kad apie 5% žmonių nutraukia savo darbą dėl šeimos rūpybos atsakomybių. Tai kartu po šitomis temomis mes matėme kitas temas, kurios keliavo ir persidengė kartu. Į jas atskirai giliai nelindome, tačiau matėme jų pasikartojimą. Tai yra vyresnio amžiaus asmenų motyvacija ir pasitikėjimas savimi, skirtumai tarp miestų, regionų ir taip pat intersekcionalus lygmuo, po kurio paliestų lytis, etninė kilmė, socialinė klasė. Kartu su šių temų nagrinėjimu mes taip pat žiūrėjome į tai, kokios priemonės yra šiem iššūkiams spręsti ir juos žvelgiame per 3 lygmenis. Tai yra valstybės, darbdavių ir NVO arba profesinių sąjungų. Ir padariusios šią analizę galime teigti, kad amžėjanti visuomenė formuoja Lietuvos darbo rinką, tačiau Lietuvos darbo rinka nėra pasirengusi amžėjančiai visuomeniai. Sveiki, esu Ieva Straukienė ir kartu su Aušrine prisidedu prie šio projekto. Tai dabar šiek tiek daugiau pakalbėsime apie tai, ką daro kitos valstybės. Stebėdami kitų valstybių gerasias praktikas, atskyrėme priemonės į 2 dalis. Tai viena iš dalių yra politinės ir reguliacinės priemonės, tokios kaip amžėjimo politika, pensinio amžiaus didinimas, stažo pensijai didinimas, vienokios ar kitokios subsidijos, teisiniai pareigojimai ir strategijos valstybiniu mastu. Kitos organizacinės bei kultūros ir elgesio pokyčio skatinimo priemonės. Tai gali būti pilotai amžiui draugiškos darbo aplinkos, tam tikri žmogiškųjų išteklių valdymo įrankiai, bei amžiui draugiškų darbdavių sertifikavimas ar apdovanojimai, norint paviešinti ir skleisti gerąsias praktikas. Taigi dar šiek tiek apie pačias priemonės. Kad ir kokios jos bebūtų, jos turi savo teigiamas pusės ir neigiamas. Pradėsime nuo teigiamų. Tad politinės ir reguliacinės priemonės skatina vieningą politiką ir politinį prioritetą. Šie pokyčiai gali būti realūs, greiti ir taikytini valstybiniu mastu. Jie atsiduria aiškiuose rėmuose bei standartuose ar valstybinėse strategijose. Organizacinės kultūros ir elgesio pokyčio skatinimas yra lėtesnis, tačiau tai yra žymiai tvaresnis pokytis ir procesas. Tai skatina mažinti diskriminaciją, didina vyresnių darbuotojų lojalumą ir motyvaciją pasilikti darbo rinkoje. Lanksčios priemonės pagal savo sprendimus ir sektorių gali būti pritaikytos individualiai. Bet taipogi yra ir neigiamos pusės. Reguliacinės politinės priemonės gali tapti tiesiog formaliu atitikimu. Taip pat tai yra ribotas lankstumas ir pašalinus tam tikras subsidijas gali nebelikti noro samdyti tam tikrus darbuotojus. Taip pat tai gali tapti finansinė bei administracinė našta darbdaviams. Organizacinės kultūros ir elgesio pokyčio skatinimas visgi yra lėtas procesas ir priklausomybė nuo organizacijos vadovų valios yra vienas iš didžiausių variklių arba stabdžių įgyvendinant organizacinę kultūrą. Taip pat netolygus taikymas neužtikrina bendro pokyčio šalies mastu. Visgi galime daryti išvadą, jog tvariems pokyčiams reikia derinti abi grupės, tiek politiką, tiek realius įrankius darbdaviams. Daugiau apie konkrečias gerąsias užsienio praktikas skaitykite kurk.lt puolapyje Amžiui draugiškos darbo aplinkos kūrimo skatinimas Lietuvoje. O dabar apžvelkime, ką šiai dienai Lietuva jau daro šioje temoje. Taigi Lietuvoje iniciatyvų yra nemažai, tiek užimtumo, mokymosi, sveikatos, nediskriminavimo srityse, tačiau pagrindinė problema, su kuria yra susiduriama,
tai fragmentacija ir nuoseklaus koordinavimo trūkumas. Pati tema politiniu lygmeniu pripažįstama, tačiau realiam proveržiui reikia sprendimų, reikalinga strategija, kuri pasiektų darbdavius tiek ir kasdienybėje. Norėdamos atliepti praktinių įrankių poreikį, sukūrėme praktines gaires amžiui draugiškas darbdavys. Taigi, šiek tiek apžvelgsime jas plačiau. Taigi, kas tai, kam tai skirta, kam taikoma ir kodėl tai yra svarbu. Tai visų pirma, tai yra konkretūs veiksmai, konkrečios kasdienės praktikos, kurios galėtų pagelbėti darbdaviams ar žmogiškųjų išteklių skyriui, norint atliepti vyresnio amžiaus žmonių poreikius. Kam tai skirta? Darbdaviams, HR specialistams, siekiantiems, norintiems kurti, gerinti aplinką ne tik vyresniems žmonėms, tačiau visiems savo įmonės darbuotojams. Kam tai taikoma? Tai neturi apibrėžties, tai gali tikti tiek didelėms organizacijoms, tiek mažesnėms įmonėms ir kadangi pačios gairės yra bazinio pobūdžio, jos tinka skirtingiems sektoriams. Ir manome, jog tai yra išties svarbu, norint stiprinti darbo kultūrą, mažinti diskriminaciją ir atliepti šių dienų demografinius iššūkius. Kad gairės būtų lengvai ir patogiai skaitomos, jas skirstėme į 3 pagrindinius skyrius. Tai yra įdarbinimas, kasdienės praktikos darbe, bei vėlyvosios karjeros etapas ir išėjimas, pasiruošimas išėjimui į pensiją. Prie įdarbinimo dėmesį skyrėme darbo skelbimui, vengtinoms frazėms, atrankai be amžiaus šališkumo, įvedimui į darbą bei adaptacijai. Kasdienėse praktikose rasite aprašą dėl kasdienės ir amžiui draugiškos darbo kultūros principų, šiek tiek informacijos apie organizacijos įvaizdį, kaip palaikyti motyvaciją darbe, apie darbuotojų saugą bei sveikatą, galimybes ir poreikį mokytis bei tobulėti ir lanksčias darbo formas. Taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį į vėlyvosios karjeros etapą. Jis retai kur minimas, tačiau yra be galo svarbus. Ir norime pabrėžti, jog išėjimas į pensiją nėra tolygus išėjimui iš darbo, tačiau tam reikia pasiruošti. Taigi labai svarbu yra perėjimų valdymas skirtingose etapuose ir atkreipiame dėmesį, kaip patys darbdaviai galėtų prisidėti prie sklandaus išėjimo į pensiją bei žinių užtikrinimo ir jų išlikimo organizacijoje. Norime pasidžiaugti, jog šis projektas prisidėjo prie įstatymo pakeitimo inicijavimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Pakeitimas numato sodros grindų išimtį asmenims vyresniems negu 60 metų bei sukaupusiems 35 metų stažą. Tikimasi, kad šis pakeitimas paskatins darbdavius dažniau įdarbinti priešpensinio amžiaus žmones daliniu etatu ir vietoje pasitraukimo iš darbo rinkos sudarys galimybę jiems būti aktyviais darbo rinkos dalyviais. Iki šiol dalinis etatas buvo mažiau patrauklus dėl mokestinių prievolių darbdaviui. Ir norėčiau pasinaudoti progą padėkoti visiems partneriams ir organizacijoms, kurios teikia mums konsultacijas, buvo su mumis šio projekto eigoje. Taip pat tikimės, kad šios gairės bus vertingos, naudingos ir darbdaviai galės jomis pasinaudoti. Taigi, ačiū už dėmesį ir iki kitų susitikimų.